Labas vakaras, labą dieną. Šiandien tas seniai žadėtoji tema apie čakras. Baigėsi čia mano visos šventės gimtadienį ir taip toliau galiu susikaupti ir atsakyti į klausimus, kadangi daugiau tų klausimų po mano iškeltą temą neiškilo, tai atsakysiu į tai, ką esu gavusi. Sugavusi klausimą, kaip aktyvuoti čakras, kaip suprasti, kad jos neveikia, ar kažkas su jom negerai. Tai iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėtume fizinėme lygmenį, tai kiekviena čakra tarsi atstovauja mūsų kažkokią liauką, ar ne? Ten, sakykime, lytiniai organai pirma, čakra gimda antra, ir ten ir gerklės skydliaukė, ir užkrūčio liauka, ir kankorėžinė liauka, jos visos tos čakros turi atitikmenį ir kūne. Tai jeigu, pavyzdžiui, su skydliaukė yra kažkas negerai, tai vadinasi penktoji čakra yra pažeista. Ir kiekviena čakra, jinai emociškai yra pažeidžiama dažniausiai. Emociškai ar per kažkokius tai įsitikinimus, per juos susikūrė blokai tam tikri, kurie blokuoja energijos tekėjimą, nes čakros tai jos yra energijos srautai tam tikri, ar ne? Mes per čakras save išreiškime čia, mes per čakras gauname energiją, duodame energiją, kiek ta čakra yra atverta, kiek jinai yra aktyvi, tiek mes sugebame duoti ir gauti, įsižeminti čia ir daryti kažką. Ir čakrų ta veikla, iš kur žinoti, kuri čakra veikia, o kuri ne. Tai yra toks paprastas būdas, aš jį dažnai darau stovyklų metu su moterim, kai dirbam, tą galite ir jūs padaryti, tam nereikia jokių ten pasiruošimų, mokslo ar žinių. Paprasčiausias būdas tai yra, galit pabandyti su savo vaikais. Nereikia ir priemonių kažkokių specialių, aš naudoju paprasčiausiai plauką ir žiedą, nesvarbu kokį. Geriausia ten vestuvinis ar kažkoks, kur neturi didelių kažkokių akių ar išraitymų, bet tinka bet kas iš tikrųjų, kad svarelį turėti. Ir pasiguldau, sakykime, moterį ant sofos ar ant lovos, ant grindų, nesvarbu, kad tiesiai gulėtų, šiek tiek kojos pražergtos. Tai pirma čakra tikrinama tarp kojų. Ir žiūrima, ar sukasi svarelis, jeigu sukasi jisai gražiai, ten palaikai šiek tiek ir jisai pradeda suktis. Vadinasi, ta čakra aktyvi, jinai veikia. Jeigu jinai pradeda brūkšniuoti, nesisuka, o svarelis tik tai siūbuoja, vadinasi, toje vietoje yra kažkoks jau blokelis, kažkas užkibę. Ir galima ir susirašyti ant popieriaus, tiesiog pirma, antra, trečia ir nuo pačios tikrinama į viršų, virš kiekvienos čakros laikant svarelį, žiūrima, ar sukasi, ar brūkšniuoja, ar iš vis stovi. Net būna kartais stovi kaip įtemptas tas plaukas ar siūlas atrodo ir tiesiog gali ir pati pabandyti mosikuoti, judinti visaip kaip, bet vis tiek po kelių sekundžių sustoja svarelis ir nebesisuka. Vadinasi, jau apie tą čakrą reikia pasigilinti šiek tiek ir pasižiūrėti, kas ten yra negerai su ja, kodėl mes visos iš esmės tuos atsakymus turim pas save. Aš dar čia kažkur buvau, esu pasirašius, kas sukelia būtent tuos blokus, kokios emocijos, kokie santykiai. Tai pirmą čakrą dažniausiai blokuoja baimė, bet kokia baimė ateities, pinigų, netekimo, ligų, mirties, bet kokią baimę, kokią mes turim. Ir agresija vidinė kažkokia, jeigu mes agresyviai einam, lipam per galvas. Bet dažniausiai agresija ir kyla iš baimės, sakykime, į kampą užspeistas šuo, ar ne, jisai taps agresyvus, jisai puls, kas ginsis, ar ne. Tai jeigu mes gyvename tokioje emocijoje nuolatiniai kovoje, kažkokioje nuolat jaučiam, kad turim gintis, kažką įrodyti, apginti save, savo tiesą, savo pažiūras, bijom dėl kažko, tai tikėtina, kad pirmoji čakra bus pablokuota. Tai su tom emocijom tada reikia ir dirbti, tvarkytis, tas baimės išsivedinėti, keisti jas į drąsą, lengvumą tokį išjautinėti, kad aš pasitikiu savo žingsniais šioje žemėje, nes pirma čakra susijusi ir su įsižeminimu, su priėmimu tokios kaip žemės apskritai, kaip energijų, materialių dalykų,
Tai va čia yra darbas su savo galva, kaip aš sakau, visos problemos galvoje, mūsų mintys, mūsų jausmai, mūsų įsitikinimai. Tai reikia tada peržiūrėti, vat, ko aš bijau, nuo ko aš ginuosi, kam aš noriu ką įrodyti, kodėl kyla tas vidinis poreikis ar pulti, ar tos baimės, iš kur jos ateina, ar iš šio gyvenimo kažkokių situacijų, nuo vaikystės žiūrint, ar jeigu neteina, nieko nėra, gyvenu aš čia laiminga ir viskas tvarkojo, čakra vis tiek pablokuota, tikėtina, kad bus kažkas jau iš praeitų gyvenimų, likę tada irgi galima sakyti, kad vat, man suprantamu būdu, prašau parodyti tą situaciją, būtent tą gyvenimą, būtent kuriame susiformavo pirmos čakros blokas. Ar tai, kas ten jau jie trukdo aktyviai būti. Tai gali būti ir nusistatymai, ir su seksualinė energija susiję dalykai, bet čia labiau gali antrą čakrą, nes antra čakra tai yra geismas arba prikibimas, visokie astraliniai parazitai gali antrą čakrą blokuoti, neleidimas savo jausti malonumą, gyvenimo džiaugsmą, tas toks, kaip sakoma, gyvenu iš to malonumo, vat leidžiu savo patirti ir seksualinį malonumą, aišku, bet ir šiaip gyvenime džiaugiamės, kiek mes įvertiname tai, ką turime, valgom ar su pasimėgavimu, gaminam maistą šeimai su pasimėgavimu ar sukandę dantis, tas toks vat stebėti save ir žiūrėti, kiek malonumo patiriu dienos eigoje, gyvendama, būdama žmogumi, darydama, galėdama daryti tai, ką darau. Nes jeigu gyvenime yra tik pareiga ir nėra malonumo tame, tai nebus gyvenimo džiaugsmo, nebus klestėjimo vidinio, energijos netaip vaikščios ir tada iš to kyla tikrai daug problemų. Trečioji čakra yra paklusnumas arba valdžios troškimas, tai yra vis tiek tas valios, laisvos valios ir tokio stabilumo. Trečia čakra, jinai susijusi su mūsų stabilumu, tuo tokiu vidiniu pusiausvyros centras, va toks, jeigu jis yra išmuštas, mums sunku tada yra būti savarankiškoms, toms tokiom pasitikinčioms, mes tada paklūstam kažkam kitam, savo valią atiduodam kažkam kitam, atsakomybės kažkam, ar nuo ko esam priklausomos, ar finansiškai, ar kažkaip ten, ar vyrui, ar tėvams, ar vaikams galų gale. Tas toks paklusimas, toks nusižeminimas, tarsi nejautimas savo vertės, savivertės stoka, to tokio pasitikėjimo savim, žinojimo, kad aš esu stipri, aš galiu daug ką ir tai yra mano valioje, mano atsakomybėje, ir kai mes turime atsakomybės, mes galime tada daug ką gyvenime ir keisti. Širdies čakra, tai meilė arba neapykanta, meilės trūkumas gali pablokuoti ją, meilės trūkumas kitiems, žmonėms, žemei, pasauliui, savo, arba ta neapykanta tada būna, jeigu mus kažkas įskaudina, širdis užsidaro, mes tada nekenčiam to žmogaus, kuris mus įskaudino, išdavė, paliko ar kažką mums blogo padarė. Mes galim nekęsti, nežinau, daug ko, valdžios nekęsti, oro nekęsti, nekenčiu tokio oro, nekenčiu tokio lietaus. Jeigu tai yra tik paviršinis jausmas, kaip juokais, ar ne, sakykime, nekenčiu šiandien lyja, ar ne, tai nieko tokio, visko būna, gali normaliai tai jausti ir viskas tvarko, bet jeigu tas jausmas yra toks giluminis, kur tikrai kažko nekenčiu, norėčiau, kad jis dingtų nuo žemės paviršiaus, ar tas žmogus, ar kažkas, tai jau reikia susirūpinti ir su savim dirbti, tvarkytis ir nepalikti to taip, pasianalizuoti. Dažnai širdies čakrą blokuoja būna ta akmeninė, ledinė širdis, esu kalbėjus apie tai turbūt paskaitose, kad dažnai mes ir praeituose gyvenimuose padarom kažkokias tai sutartis su astraliniais parazitais ir atiduodam tą savo širdį kažkam, šiaip tarp kitko net ir santuokoje, ar ne, ar kažkur atiduodam savo ranką, atiduodam savo širdį, arba įsileidžiam į savo širdį kažką, ko nereikėtų įsileisti, ir tai tada irgi trukdo laisvam energijų tekėjimui. Ir turim vis tiek grįžti į save, grįžti prie to klausimo meilės savo, ar aš myliu save ir kas tai yra meilė savo, kas tai yra.
mes mylime savo vaikus, ar ne, mes jiems daug ką atleidžiam, mes esam nuolaidžios ir suprantančios mamos kartais, ar ne, nu, būna visko, bet šiaip dažniausiai. Bet mes su savimi nemokame būti švelnios, jautrios, atlaidžios, mes save užgraušim, užėsim, kaltės prisileisim, nusiplaksim, visaip kaip, vat, tai nereikia to daryti, tikrai nereikia tą nemeilę savo keisti ir transformuoti į meilę savo. Gerklės čakra tai yra savirealizacijos troškimas ir saviraiška, kiek aš leidžiu išsakyti kitiems, aplinkai, žmonėms savo jausmus, savo emocijas. Kiek aš nuryju nuoskaudų, kiek aš nuryju negerų žodžių, ar šiaip vat, jaučiu, kad negerai su manim kažkas elgesi, bet patylėsiu, kad tik kito neįskaudint, kad tik kitam nesukelt blogų emocijų kažkokių. O aš? Kur mano tada meilė savo, jeigu aš negaliu, bijau kitą įžeisti, kad tik, nu, vat, jis neįsižeistų ar ne, neįsiskaudintų, bet nuryju nuoskaudą, aš save naikinu savo skydliaukę, jinai sutrinka. Stresas tas toks nuolatinis, kur jaučiuosi nesuprasta, neišgirsta, neišklausyta, tai jisai daro poveikį organizmui konkrečiai. Organizmas supranta tiesiogiai, jeigu aš kažkuria prasme naikinu save, jis pradeda įjunginėti susinaikinimo procesus. Ir tas susinaikinimo procesas gali nusėsti į bet kurį organą, ar tai širdį, ar tai virškinimo traktą, ar tai gimdą, tai yra destrukcija vidinė. Jos nėra tada, kada esu tiesiai, ar ne, kokios mintys, tokie žodžiai, kokie jausmai, tokie darbai. Ir tą tiesiai išlaikyti jau aš kalbu dažnai, kad tai yra būtina mokytis, negalvojant, kaip kiti ten pagalvos, kaip čia vat kitiem atrodys. Pirmoje vietoje prioritetas esame mes patys ir tą turim suvokti, įsisąmoninti. Ir žiūrėti savęs. Jeigu man bus gerai vaikams, bus gerai vyrui, šeimai, ateis gausa ir visa kita, jeigu pas mane nebus tarakonų kažkurioje tai čakroje. Trečios akies čakra yra prisirišimai prie savo principų ir įsitikinimų. Dažnai taip ir būna, kad mes vat galvojam, kad aš kažką gerai žinau, gerai suprantu, vat manęs niekas nepakeis, aš tokia esu, mano tokie įsitikinimai. Bet mano asmeninė patirtis rodo, kad einant amžiui, metams bėgant, gaunant tam tikras žinias, sutinkant tam tikrus žmonės, tie įsitikinimai ima ir pasikeičia. Kažkada buvau įsitikinus, kad skiepai yra labai gerai ir daktarai nori mums gero, ar ne, prieš daug metų atgal, tada skiepinau pirmą vaiką ir kai susidūriau su pasekmėm, teko pripažinti, kad tie mano įsitikinimai nėra teisingi, aš turėjau iš naujo viską permastyti, naujas žinias susirinkti, naujus dalykus suvokti. Ir su tuo reikia dirbti, leisti savo suprasti, kad mano įsitikinimai, mano nuomonė ir mano žinios jos yra ribotos ir jos plečiasi, su laiku plečiasi ir gali būti visaip, nebūti įsikirtus. Nes vėliau, sakykime, tie įsitikinimai, žmogaus charakteris, kai jis tampa kirviu, aš geriau žinau, aš geriau suprantu, kai trūksta lankstumo požiūrėje, kenčia sąnariai. Nes sąnariai tai ir yra lankstumas kūno, ar ne? Tai vat, kai trūksta lankstumo požiūrėje mūsų supratime kažkokiam, tai kenčia sąnariai. Ir tai paskui tikrai daug problemų būna prieinama ir prie sąnarių operacijų, visokių transplantacijų, nusidėvėjimų. Bet reikia nepamesti ribos, kas liečia trečią čakrą, kaip aš sakiau, savo valią turėti, savo pusiausvyros centrą. Nes jeigu tą išmuš mums kažkas tai, jeigu mes nuolat prisitaikysim prie kitų nuomonės, prie tas lankstumas bus per didelis, tada stuburas kentės. Nes stuburas yra mūsų pamatas, pagrindas, kuris laiko kūną. Tai dažnai visokios ten išvaržos ar ten stuburo iškrypimai ir dar kažkas irgi būna dėl to, kad mes neturim savo pusiausvyros centro, savo valios, savo ryžto kažkokio, jis būna virtęs į baimės, į abejonės, į nepasitikėjimą. Tai turim tas baimės visas ir keisti, transformuoti į tą pasitikėjimą, drąsą, ryžtą ir stiprinti taip savo tą vidinį stuburą, emocinį stuburą.
Taip, ir karūnos čakra 7 yra prisirišimai prie egregorų. Tai tų egregorų yra labai labai daug visokių, net šeima ta pati ir tas yra jau egregoras, nes mes čia labai daug tos energijos skiriam ir šeimai, ir draugams, ir aplinkai. Viskas praktiškai, kam mes atiduodame savo energiją, tai galima pavadinti, tikru, netikru ar kažkokiu tai egregoru. Stipriausiai yra, aišku, religiniai visokie egregorai. Tai jie yra, ten, kur naudojami ritualai ar kažkas tokio, net magija, sakyčiau, tai jau irgi yra kaip egregoras. Ir buvau dabar čia neseniai, buvo vėlinių mišios, kadangi mokykloje, čia lituanistinėje mokyklėlėje su 5-okus mokau ir yra tam pastate Pasaulio lietuvių centre bažnyčia. Mes vedėme vaikus, turėjom vesti vaikus į mišias vėlinių. Buvo įdomu tiesiog paklausyti dar kartą iš šono, kaip skamba mišių vedimas, žodžiai. Ir iš tikrųjų buvo pasakyta, kad, pavyzdžiui, Kristaus kraujas nuplauna jūsų nuodėmes. Kai galvoju, Kristaus kraujas nuplauna nuodėmes, įdomu. Ir tada ta auka, Kristaus kūnas, Kristaus kraujas, man, nežinau, gal pasikeis mano nuomonė po kažkiek tai laiko, bet šiai dienai aš tai matau kaip juodosios magijos, okultinį, satanistinį ritualą. Tai yra kraujo auka. Tai yra aukojimas, nes, taip ir sakoma auka, bet tai yra magija, tai yra energijos atidavimas, pririšimas prie to religinio egregoro. Yra kam to reikia dar ir viskas tvarko, aš ir patėjau, ir bažnyčio gėdojau, ir komuniją priiminėjau. Ir tuo metu rasdavau ramybę mišių metu, nes tai buvo galbūt vienintelis išėjimas mano kažkur iš namų, iš tos aplinkos, kuri mane psichologiškai kažkiek žalojo. Išėjimas ten, kur ramu, kur aš galiu pabūti, ten pagėdoti, kažkam padėkoti, paprašyti pagalbos, vedimo ir taip toliau. Bet su laiku supranti, kad tai viskas kainuoja, ar ne? Jeigu aš kažko prašau pagalbos ir man jinai yra suteikiama, aš lieku kaip ir skoloje, skolinga, nes kažką gauni, ar ne, o kažką turi atiduoti. Ir mes atiduodam tikrai daug. Atiduodam daug savo tos stebuklingos kūrėjo gyvybinės energijos, su kuria mes patys, jeigu mes turėtume savo stuburą, būtų ta valia, ryžtas visos čakros tvarkoj, mes savo tiesėje pasijungę prie savo sielos, į savo kanalą, ar ne, mes tada galėtume daugiau padaryti ir patys, negu prašydami kažkieno vedimo, pagalbos ir taip toliau. Kalbu apie egregorus konkrečiai. Tai ką aš pakalbėjau dabar, tai yra 7 pagrindinės čakros ir jos buvo visada minimos iki kažkelintų ten metų, bet nuo 12 metų panašiai buvo tas virsmas toksai, kai pas žmonės yra aktyvuota 12 čakrų. Tai jau yra prasideda skaičiavimas čakrų į viršų ir žemyn, ne fizinėme kūne jau. Ir jeigu taip dar plačiau žiūrėti, tai jų yra apie 200 į viršų ir 13 į apačią. Tai čia jau yra 5D projekcija žmogaus ir tos čakros jos ir dabar atsidarinėja į viršų tiek, kiek mums reikia pagal situaciją. Jos nėra visada atviros, nes jeigu atsiveria viršutinės čakros nesančios fiziniam kūne, jos būna gali atsidaryti ir iki 29, iki 35 čakros į viršų. Bet jos tą daro tada, kada mums reikia paduoti daug energijos. Pavyzdžiui, paskaitų metu ar stovyklų metu manęs klausia, ar tu nepavargsti, tu 3 dienas su tiek moterų dirbi, kiekvieną giliniesi, kiekvieną matai, kiekvienai pasakai teisingą tikslų atsakymą. Žinai, ką kuriai pasakyti, ką kuriai daryti. Ir aš suprantu, kad tuo metu, kai aš dirbu, pas mane atsidaro tos aukštesnės čakros ir per ten jau aš gaunu informaciją, energiją tam darbui, kurį darau. Ir baigėsi stovykla, nebereikia man jau tiek daug didelių tų pajėgumų tokių, jos natūraliai prisiveria. Laukia kito karto ir tada viskas tvarko, nebūna pertekliaus energijos, nes jeigu aš gaučiau tiek energijos, kiek gaunu
tų žinių, energijos palaikymo šiaip eilinėje dienoje rutininėje, tai aš, turbūt netilpčiau savam kailį, aš nežinočiau, kur man lėkti, į kurią pusę per laukus, kur man tą energiją padėti. Tai kai kartais norisi, kaip sako, kaip atidaryti tas čakras, kaip jas atverti, kaip jas aktyvuoti, tai dar kartą permąstykim ir pagalvokim, ar tikrai mums to dabar reikia, nes atidaryta čakra tai yra energijos srautas. Ar mes panaudosime jį ir kur mes tą energijos srautą panaudosime. Todėl pradžiai reikėtų koncentruotis būtent į tas čakras, kurias dar galime sužiūrėti, nes ir čia yra pakankamai darbo, tas fizinis čakras susitvarkyti, išsivalyti, atsistatyti ir kad jos visos būtų tvarkingai veiktų. Tai matau, Irena klausia apie oro energiją. Nelabai žinok, Irenėlė, suprantu oro energiją. Tai yra oro energija. Ar tu apie tai kalbi, kad vandens energija, žemės energija, ugnies energija, oro energija, apie tai? Nes, šiaip man dabar ateina tokia informacija. Oro energija yra lengvumas. Lengvumas visada tas toks, kaip sakau, būkime kaip atviras langas, ar ne, ir ta oras, ar ne, vėjas per langą pučia, eina. Tai mes panašiai turėtume būti tiek kaip oras toksai lengvume savo veiklose, savo darbuose, bet tų tokių, ojai, čia man kažką pasakė, kažką padarė, nes tas toks, iš karto užspaudžia tėkmę tiek energijos, tiek turbūt tos oro energijos, jeigu aš gerai supratau klausimą. Jo. Tai ta oro energija, jinai mums priduoda lengvumo sprendimuose, žingsniuose, mąstyme, bet tai yra susijęs su judėjimu. Oras, jisai yra juda, ar ne? Todėl mes irgi turim, tas oras mus išjudina šiek tiek iš sąstingio, iš komforto zonos, jeigu mes įsileidžiam į save oro energiją. Ugnies energija irgi, ar ne, sakykim, tai ta ugnis, karštis, kada reikia kažką pakovoti ar už save, ar už savo vaikus, ar už savo vietą po saulę, nenusižeminti, nenusimenkinti, o taip, kardas į ranką ir turiu, ką turiu padaryti. Tai žemės energija, stabilumas, įsižeminimas, ramybė, toks, man atrodo, tas toks, jinai sunki žemės energija ir tokia jinai tarsi pritraukia prie žemės, tai čia, kai būna, jeigu per daug oro energijos, mes galim nuskristi kaip balionėliai į kažkokius ten, nežinau, ar dvasingumus, ar kažką, ten biškiai atitrūkti nuo realybės, nuo materijos, kažkur plaukioti padebesyse, o žemės energija jinai padeda mums įsižeminti, nusėsti ir kad galėtume čia materialiam pasaulyje kurti tą ir materiją, ir fizinius dalykus turėti, ten, nežinau, darbas, pinigai, visas gerbūvis, kurio mums reikia. Taip, vanduo tai irgi tėkmė, to yra jo oro energijos stinga lengvumas. Kartais būna, tokia mintis dabar Irena atėjo, kai moteris gimdo, man parašo kartais, kad strigo nėštumas, gimdymas strigo, nebevyksta veikla, kažkas tai neatsidarinėja. Aš dažnai matau, kad moters energija būna labai suspausta, labai sukoncentruota, kaip turi, nežinau, pavyzdžiui, molio gabalą, ar ne, ir jis suspaudai, jisai toks būna jau be oro tarpų. O jeigu mes jį pramaišom šiek tiek ar su vandeniu, ar išmaišom su oru, jisai toks išskysta, ištysta, užima daugiau vietos, prasiplečia. Tai dažnai aš gimdymo metu matau moteris, kurios tarsi suspaustos labai būna, aišku, skausmas suspaudimą padaro, įsitempimai visokie, baimės, bet jeigu greitai pavyksta taip susikoncentruoti ir sakau moteriai, įsivaizduoju, kad tu praretėji, prasiplėti, tavo ląstelės struktūros kaip rūkas išsiskleidžia ir tada to oro tarpų daugiau būna ir tada įvyksta tas lengvesnis gimdymo takai irgi atsiveria ir tada gali praeiti ir kūdikis, bet tai čia šitas pavyzdys tinka ne tik gimdymo metu, mes dažnai būnam užsispaudę, užsidarę, kažkaip taip apsiriboję tarsi nuo aplinkos, bet jeigu mes taip vizualiai įsivaizduotume, kad mes taip
prasiplečiam, prasitampom, padidėjam, neišsiskaidom, o įsileidžiam į save tą oro energiją, tada mums patiems lengviau tampa visame tame. Taip, dabar dar mačiau, yra klausimų ir grupėje buvo. Tuo aš juos susirasiu. Ten buvo klausimas apie, jeigu kiti valo čakras. Kaip būna su čakrų valymu, kai atlieka kiti žmonės. Ten masažai būna, dar kažkas ir panašiai. Tai aš visada buvau už tai, kad ką galim pasidaryti patys, tai darom patys. Nes, pavyzdžiui, jeigu ateina moteris su kažkokiom tai, blokais čakro, ar ne, ir aš sakyčiau, dabar tu ramiai pagulėk, aš tau išvalysiu čia, atidarysiu, viską sutvarkysiu ir tu pabūk ramiai ir aš ten kažką, aš galiu. Mes visi galim tą prasukti, tas čakras vadinamas. Bet tai bus labai momentinis, trumpalaikis poveikis, plus jeigu tai daro kažkas kitas ir žmogus savo tik ramiai paguli, jis negauna esminių suvokimų, ką jis, neįvyksta vidinis pokytis, neįvyksta vidinė transformacija. Tai yra kaip pabėgimas iš pamokų, iš egzamino, nežinau, iš darbo, kada mes žinom, kad turim kažką padaryti. Aš turiu kažkokį sutrikimą, kažkokį bloką, kažkokį nusistatymą, kuris man trukdo eiti per gyvenimą sklandžiai. Ir aš su tuo nedirbu, o numetu atsakomybę kažkokiam, tipo specialistui, kad man čia patvarkyk, nuimk ir aš eisiu toliau. Tai vis tiek vidinis pokytis nebus įvykęs. Tas failas, kuriame yra informacija apie mano kažkokius sukauptus trukdžius, jis nebus išvalytas. Tai bus tik laikinai. Jeigu, sakykim, mano veidas purvinas ar ne, kažkas man jį nuplauna, jisai švarus, bet jeigu aš esu purvinoje aplinkoje, darau kažką, kas vis tiek tas veidas išsipurvins, aš nepakeisiu savo elgesio iš vidaus, tai gali būti ir pasiekmės ir tam, kuris tvarko, ir tam, kuris nori pabėgti iš pamokų. Nes tada dažniausiai, kai pabėgama iš pamokų, duodama daugiau patikrinimų, daugiau, sunkiau tarsi. Vis tiek tu niekur nuo savęs nepabėgsi ir nereikia leisti kitiems tvarkyti už jūs jūsų prikaupto bet taip pasakysiu, grubiai gal taip, nes vis tiek mes nuo jo niekur nedingsime, mes turim tą susitvarkyti patys. Gerai, jeigu žmogus ar mokytojas ar kažkoks specialistas dirbantis su žmonėm užveda ant kelio, vat sako, žinai, pas tave yra ten prisikaupę baimės, ten streso, ten pykčio, ten agresijos. Pamastyk, padirbėk, susitvarkyk su visu tuo. Ar per klausimus kažkaip užvestų žmogų ant kelio, kad jisai pats savo atsakytų, tai gal čia dėl to, čia gal tokia priežastis, o gal čia tokia situacija sukėlė manyje tai. Ir kai tu tą sutvarkai, viskas nebegrįžta atgal tos problemos, kurios buvo. Jos gali grįžti kitame lygmenį, kituose jau suvokimuose kažkaip, nes vis tiek mes visada turėsim ką su savim dirbti. Bet jau mes būsim patys padarę, todėl aš esu už tai, kad geriau lėčiau, bet užtikrintai ir savom kojom, savom rankom, negu kad kažkas ten greitai nuima stogą, tau ten numuša, išlėki. Todėl aš esu ir prieš visus ten tuos psichotropinius, visus ten ajavaskas ar kažką, kurios staigiai atidaro sąmonę, tu ten kažką pamatai, o po to reikia su tuo labai kartais stipriai dirbti ir tvarkytis, kad sugrįžti į save, į savo vėžes ir pažeidimų būna visokių ir visko. Tai aš nežinau, gal kažkam yra tai kelias ir reikia tą pabandyti, bet, sakykim, aš savo esu atsakius, kad man to nereikia. Taip, toliau kitas klausimas apie auras. Kaip galima matyti auras, kodėl kai kurie jas mato skirtingai tą patį žmogų, kaip išlavinama ta savybė matyti auras, kokios spalvos ką reiškia. Aš pasakysiu taip, aš nematau aurų ir kol kas nejaučiu poreikio tą matyti, nes o kam? Tiesiog, o kam? Nežinau, aišku, tai fainas pliusas būtų prie viso aprašo, ar ne, ką aš galiu, bet realiai tai vis tiek su žmogum, kai bendrauju ir kalbam apie jo situacijas, apie tai, kas jam, kokie sutrikimai, kokie požiūris į gyvenimą, kas ten kažką,
vis tiek jau matai maždaug, kurio čakro yra kažkokia problema. Ir tam nebūtina ta spalva ar kažkas. Tai yra mano, sakykime, būdas. Kitiem gal daug lengviau būtų ten pamatyti, kad kažkuri tai čakra ten kažkokią spalvą netokią skleidžia, bet šitoje vietoje aš neįkvoju energijos tam. Aš esu pasidarius kažkada auros nuotrauką, ji ten labai puikiai, ta nuotrauka buvo labai graži, viskas ten tvarkoj, jokių ten pramušimų nesimatė, bet aš suprantu, kad tai yra momentinis kadras ir aš žinau, kaip aš tai padariau, kad ta nuotrauka būtų puikia. Nes realiai tuo metu aš buvau labai išvargusi, buvo vaikai maži, bemiegės naktys. Ir taip per protą vertinant atrodė, kad turėtų būti ta aura labai jau ten kažkaip aptrupėjus, skylėta, pažeista ir taip toliau. Bet tuo metu, kai vyko fotografavimas, aš tiesiog paleidau mintį, kad aš nusiraminu, kad aš jaučiu meilę, kad aš esu, aš tikrai išjaučiau iki ašarų dėkingumą tokį, aš taip gerai nuteikiau save ir ta nuotrauka gavosi labai puikiai, visos čakros tiesiai, lygiai ir taip toliau. Tai sakau, aš todėl nemanau, kad tai yra labai svarbu matyti aurų spalvas ar kaip jos ten kažką. Tiesiog, jeigu padeda, galima įsivaizduoti, kaip sako, yra skylės kažkokios pramuštos apsauginėme tam lauke. Tai tas skylės, vis tiek grįžtame prie to pačio, kad tas skylės padaro mūsų pačių emocijos, mūsų pačių jausmai. Jausmas yra, kuo skiriasi emocija nuo jausmo. Jausmas yra ilgalaikis, tolygus toks, sakykim. O emocija tai yra jinai momentinė. Aš galiu jaustis giliai, sakykim, rami dėl visko. Aš visada rami, kaip ta jūra, ne, gelmėje jinai visada rami. Bet banguoja kartais viršus, banguoja. Tai ir aš kartais užbanguoju ir papykstu, ir paverkiu, ir visko būna. Bet aš vis tiek viduje žinau, kad tai yra tik paviršius. Tai nėra mano giluminė, esminė emocija. Tai yra tiesiog ištinka gyvenimas, tu ten kažką išjauti, paleidi tą emociją, paskui susitvarkai, neutralizuoji, atstatai visą tvarką pažeistą, atsiprašai, ką palietė tą mano emociją ir viskas, einam toliau. Todėl čia nereikėtų užstrikti, aš taip manau. Šito vietoje turbūt aš nepadėsiu Eglutei atsakyti į klausimą, kaip tą padaryti, nes aš to nesimokau. Taip, matau, Greta klausia, jei vyrui su skrandžiu refliuksu yra problemų, tai kuri čia čakra palūžus, kokios emocijos užgniaužtos? Skrandis yra virškinimo organas, tai dažnai nesuvirškintos situacijos, nesuvirškinti įvykiai kažkokie. Refliuksas, jeigu rėmo ėda, sako, rėmo ėda graužia, ar ne, tai siejasi ir su savigrauža. Su kaltės jausmu, bet tai gali būti arba save graužiu, arba kitus graužiu. Bet čia reikia irgi žmogui pačiam pasigilinti, biškai pasiknist pas save, ką aš graužiu. Kas čia tas savigrauža tokia ėdimas, ar savęs ėdu, kad kažko nepadariau, nespėjau, ne laiku, ne taip, galėjau kitaip, arba kažkam kitam užmetam, kad kodėl tu to nepadarei, kodėl tu taip, o tu galėjai kitaip. Tai čia nežinau tiksliai, kaip yra. Greta su tavo vyru, tu geriau žinai, gali jam padėti, gal pagaudyti jį, kad pamatysi, išgirsi, kai jis jau ten kažką kalba, arba gali jo per klausimus užklausti, dėl ko tu graužiesi, arba ką tu grauži, kodėl taip darai. Tas savigrauža toksai, tas nesuvirškinimas situacijų problemų, tai yra irgi kyla iš to noro, kad viskas būtų gerai. Mes visi norim, kad būtų gerai viskas, ar ne? Ir mum, ir vaikam, ir darbui, ir kolegom, ar ten už kažką atsakingi, ką esam. Bet mums reikia priimti vieną mintį ir suvokimą, kad gerai, labai toks keistas žodis, tas gerai. Kas vienam gerai, kitam gali būti blogai. Mano noras, kad kitam būtų gerai, galbūt atima iš to žmogaus pamokas. Sakykime, žmogus turi praeiti kažkokį kelią, kažkokias patirtis, ar negauti iš savo gyvenimo situacijų. O aš norėdama, kad jam būtų gerai, saugau nuo kažkokių skaudžių patirčių, nuo kažkokių įvykių, kurie jį ten ar nuliūdins, ar kažkaip išgąsdins, ar ne. Ir aš atimu galimybę žmogui sustiprėti, nes kiekviena situacija sunki, kokia jinai bebūtų, jeigu mes renkamės augimo kelią, jinai mus augins tą situaciją, jinai mus sustiprins, mums duos savybių kažkokių.
kaip kažkada ir sakiau, ar ne, mums neduoda niekas stiprybės, mums duoda situacijas, per kurias mes tą stiprybę išsiugdytume. Mums neduodama laimė kažkokia, mums duodamos situacijos, per kurias mes galim ten būti laimingi, pajausti tą laimę kasdieninėje akimirkoje, arba jeigu norim ten, nežinau, būti drąsūs. Drąsos niekas neduoda, duoda situacijas, kurios mus gazdina, bet mes sąmoningai pasirinkdami savo žingsnius, savo emocijas kažkokias, mes galime tapti drąsūs. Taip, gali būti krisim į duobę ir bijosim ir paslysim ir visaip, bet kai tu žinai šitą principą visą, kad vis tiek viskas yra dėl mūsų pačių augimo, stiprėjimo, tai viskas ok, mes ir išlipam ir išeinam iš tų situacijų ir tampam ir drąsūs, ir stiprūs, ir pasitikintys, ir galim su kitais dalintis tada. Čia ir tada va tos čakros veikia, atsidarinėja ten į aukštį, kiek jų reikia. Kada mes patys augam savo viduje, kada mes patys keičiamės į teigiamą pusę, auga ir mūsų tie auros laukai, ir čakrų kiekiai kiti jau būna, nei tik 7 ir taip toliau. Taip, kas dar? Koks dar klausimas čia yra? Čakros susijusios su organais. Kai nesveikuoja, kuris organas suprantam, kuri čakra pažeista, kur reikia žiūrėti, atidirbti. Tai jau šitą aš papasakojau pačioje pradžioje. Dar ką galiu pasakyti, labai geras dalykas. Kai jau yra išoperuota arba gimda, arba skydliaukė, ar panašiai, fiziškai organo tokio pačio kaip ir nėra, ar ne? Bet mes subtiliam lygmenyje galim suformuoti energetinį organą. Sakykime, pavyzdžiui, moteris neturi gimdos, ar ne? Ir hormonų veikla tada sutrinka, viskas kitaip vyksta. Tai galima pasakyti, kad aš aktyvuoju energetinę gimdą savyje. Savo struktūrose aktyvuoju ir pritaikau savo energetinę tą gimdą. Aš ją įsivaizduoju, kad jinai ten yra, ar ne? Galiu išjausti, kad jinai yra, kad jinai susijungia ten su kiaušidėm, kad ir viskas tvarkoja tada būna. Nesvarbu, fizinio organo nėra, bet hormonai stoja į savo vietas, nes energetiniam lygmenį gimda vis tiek atlieka savo darbą. Lygiai taip pat skydliaukės, jeigu nėra, aš galiu sakyti, kad aktyvuoju skydliaukę savyje, skydliaukės organo energetiką kaip fantomą kažkokį, ar ne, sakykime, susikūrim, kad aš vis tik skydliaukę turiu, kad energetiškai jinai veikia, daro savo funkciją, atlieka, hormonus paskirsto visus ir va taip. Tai, neskau, kad ten per vieną kartą viskas pasileis ir aktyvuosis, bet jeigu tuo vidiniu matymu, taip ar medituojant, ar bandant įsivaizduoti ir žiūrint, mes galime susikurti. Ar ten tulžį, ar ten dar kažką, ko trūksta energetiniam lygmenį, mes galim susikurti tai. Tai veikia. Tai tikrai veikia, pažįstu moterų, kurios tą yra pasidarę ir ten, sakykime, menopauzės visi reikalai pasireguliuoja, nebūna tokių didelių bangavimų, ten karščio bangų ar ten dar kažko. Tai tik reikia kalbėtis su savo kūnu, jis yra tikrai gyvas, kiekvienoje ląstelėje yra DNR, yra informacija, yra mūsų atmintis, mūsų viskas tai yra nesmegenyse, o kiekvienoje ląstelėje, kiekvienam DNR. Todėl, pavyzdžiui, jeigu kažkokios ląstelės ar organo trūksta, bet visi kiti aplinkui jie viską turi, visą informaciją turi apie tą buvusį ten organą ar kažką, ko mums trūksta. Tai tą galima, nes kaip, dabar mintį nuleido man, širdies operacijų esu turėjus 2, ar ne? Ir po kiekvienos jos atsinaujindavo širdies ritmo sutrikimai. Kodėl atsinaujindavo? Nes kiekvienoje ląstelėje buvo informacija apie tą sutrikimą. Jį pašalindavo, uždegindavo tą nervą, bet jis vis tiek ataugdavo ir vis tiek atsinaujindavo ir vis tiek ritmą išvesdavo iš rikiuotės ir vėl reikėdavo operacijos. Ir kol neįvyko mano vidinis pokytis, sąmonės pokytis, emocinis pokytis, suvokimas tas giluminis toksai, tai aš būčiau daėjus ir iki to širdies stimuliatoriaus, ritmo ten reguliatoriaus ir tų vaistų gėrimų, ir galbūt ir vaikų būčiau neturėjus, bet vis tiek turėjo įvykti vidinis pokytis. Ir tada kiekviena ląstelė, kiekvienas branduolys priėmė tą naują informaciją, aš tarsi perrašiau savo programą.
Tai vat mes tą galim savo minčių pagalba, vaizdinių pagalba, jausmų pagalba keisti ir daryti. Ir tos čakros, jos vat, grįžtant prie temos, ar ne, su laiku pastebėsite, kad kuo daugiau darai, tuo daugiau pasidaro. Pačiai viduj mano jausmas toks, kad atrodo, aš nieko nedarau. Bet žmonės man nuolat sakydavo, kaip tu viską spėjai, kaip tu viską padarai. Ir aš galvoju, ką aš darau, ašgi nieko nedarau. Ir čia vat, yra tas esminis skirtumas, kiek čakrų veikia, kiek jos yra aktyvios ir kiek mums tos energijos yra paduodama. Tai vat, kai mes augam stiprėjom savo viduje, tvarkomės, valomės tuos blokus, tada mes galime daug daugiau, nes yra skirtumas, ar ne, ten kūdikis gimęs, kokios jo galimybės, jos labai ribotos. Jeigu mes su savim nedirbam, nedarom vidinio pokyčio, netvarkome, tai mes, vat, kaip tie vaikai, kūdikiai, mes mažai galim. Bet suaugęs žmogus, turintis tam tikras patirtis, tam profesiją ar kažką, nežinau, galim vairuoti, galim važiuoti, galim skristi, šokti parašiutu, daug dalykų daugiau galim daryti ir mums tai nesunku, mums tai yra paprasta vairuoti, duok tu vaikui 5-mečiui pavairuoti, ar ne, ir su 20 metų patirties vairavimo žmogus atsisėstų už vairo, jis važiuotų ir būna net neprisimeni, kaip tu ten namo parvažiavai, nes automatiškai viską kūnas žino, ką daryti. Tai vat ir tam darbe su savimi irgi lygiai taip pat mes kuo daugiau su savim treniruojamės, tas energijas naudojame savęs pokyčiui vidiniam, tuo mes daug daugiau visko galim padaryti ir tai mums nėra sunku. Tai nėra sunku. Tai va, tai nežinau, ar dar būtų klausimų iš kas žiūri mane šią temą, nes aš daugiau klausimų temoje neturiu, atsakiau į visus. Aišku, jeigu bežiūrint, ar kas pažiūrės vėliau, kils klausimų apie tas pačias čakras, visada galite po video žiūrėti ir aš tikrai atsakysiu į tai. Tai ką, gero vakaro, kam vakaras, geros dienos, kam diena ir iki kitų susižiūrėjimų. Ate.